Baigiamųjų darbų gynimas tai toks atsakingas etapas visame kvalifikacinio laipsnio pripažinimo procese. Verta deramai jam pasiruošti ir tas pasirengimas turi tokias nusistovėjusias jau tradicijas, tokius 4P. Kaip rinkodarai sakom 4P, taip ir čia. Sakom, kad visai verta susiplanuoti, paskui pasirengti, praktikuotis, ir pristatyti gerai. Tai dabar susiplanuoti. Ką galim planuoti? Manau, kad pirmiausia, tai reikėtų gerai susipažinti ir įsitikinti, kad žinome tuos kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamas baigiamojo darbo pristatymas ir atsakymai į klausimus. Aukštosios mokyklos nevienodą balų skaičių skiria už tą procedūrą ir turi labai aiškius kriterijus. Tai verta pasidomėti, kaipgi bus vertinami jūsų atsakymai į klausimus arba pristatymas. Štai pavyzdžiui, jeigu jūs galvosite, kad kuo daugiau skaidrių įdėsite ir kuo labiau jos mirgės ir kuo labiau jos bus animuotos, tuo jūsų pristatymas bus sėkmingesnis. O komisija galvos, kad kuo skaidrės yra lakoniškesnės, nuoseklesnės, logiškesnės ir vizualiai kultūringai pateiktos, tuo bus geresnis efektas. Jūs nesusikalbėsite. Arba, jeigu jūs galvosite, kad atsakant į klausimus, svarbiausia yra atsakymo greitis, o komisija galvos, kad svarbiausia tai yra ne atsakymo greitis, o atsakymo logiškumas, jo nuoseklumas, aiškumas, argumentai, kuriuos pateikėte, tai ir vėl nesusikalbėsite. Taigi visai verta, dar kartelį akcentuoju, planuojant labai atidžiai pasižiūrėti, pagal kągi bus vertinamas pats pristatymas ir atsakymai į klausimus. Dar aišku, planuojame ir visą turinį, kurį pateikiame ir žiūrime, kad laikas, kuris skirtas, būtų teisingai valdomas. Tai yra, jeigu, tarkime, jūs turite nelygu aukštoji mokykla, kiek skiria gynimui 10-15 minučių, taigi neplanuokite parengti 25-30 skaidrių tokiam laikui. Vidutiniškai skiriame 2-3 minutės vienai skaidriai. Taigi pasiplanuojame, kaip mes užpildysime laiką, pasiplanuojame, kaip atskleisime temą. Ar išdėstysime argumentus, ar pateiksime rezultatus taip, kad įtikintume komisiją, kad pasiekėme savo darbo tikslą ir problemą išsprendėme. Tiek, ko gero, trumpai apie planavimą ir toliau sakom, kad dar reikia pasirengti. Ir pasirengti vėl tais keliais aspektais. Ko gero, viena svarbesniųjų pasirengimo dalių tai bus jūsų pačių nusiteikimas, jūsų pačių nuostata, kaip jūs žvelgiate į tą procesą. Turiu pasakyti, kad kai sakom baigiamųjų darbų gynimas, tai pati terminologija atėjusi iš tų senųjų viduramžių universitetų. Lyg būtų koks puolimas ir tada jau gynimas ir jūs iš anksto įsijaučiate, kad štai jūs kažkas labai puls ir reikės gintis ir tada baimių įvairių kyla, tada tos baimės užvaldo, kelia daug nerimo bereikalingo ir trukdo pasiekti gerą efektą pristatymo metu ir atsakant į klausimus. Tai štai pati jūsų nuostata, kad tai yra diskusija, kad tai yra argumentuota diskusija ir vienintelis karas, jeigu taip galima pasakyti, arba kova, tai yra argumentų kova. Kad komisija klausia geranoriškai, norėdama suprasti, išsiaiškinti, padėti jums atsakyti, jeigu kas pristatyme liko neatskleista, neaišku, nepakankamai argumentuota. Taigi dialogas, pasitikėjimas ir dialogas, ta nuostata labai padėtų pasiruošti deramai. Taip pat verta pagalvoti apie pasiruošimą. Vėlgi, kai sakau, iš tos vizualinės kultūros pusės, iš skaidrių pusės, čia pasakodama gal nesustosiu prie skaidrių, nes turėčiau jas rodyti, bet patariu pasižiūrėti Nancy Duarte knygą. Jin vadinasi Slaidology. Iš tikrųjų, šiuolaikinė knyga ir labai daug patarimų rasite, kaip parengti skaidres, kurios tiktų kaip tik tokiam žanrui, akademiniam žanrui. Ne populiariam pristatymui, ne vakarėliui perteikti temą kokią, o akademinio žanro pristatymui. Ką dar galėtume mes pasakyti apie jau patį praktikavimąsi. Sakom, planuojam, pasiruošiam ir praktikuojamės. Tai labai patariu, jeigu tik turite galimybę, apsilankykite gynimuose, kurie vyksta kitom dienom prieš jau jūsų paskirtą laiką. Išgirskite, ko klausia, kaip atsako, kaip tai vyksta. Ir tada išsineškite savo nuomonę ir tokį pasitikėjimą, kad jūs su tuo susitvarkysite.
O padeda dar ir tokios mintys, kai galvoji, kaipgi čia galima dar geriau jau pasirengti tam pačiam pristatymui, tai kaip galima pasirengti atsakyti klausimus. Klausimųgi nieks nežino iš anksto, tikrai, bet visi žino, kas yra akademinis darbas kiekvienoj programoje, kiekvienoj studijų programoje parašyta. Dabar, jeigu akademiniam darbe parašyta, kad tai yra tyriamasis projektas, kuris turi turėti naujumo elementų, na taigi būkite tikri, kad galimai jūsų paklaus, tai koks jūsų darbo naujumas? Teisingai. Jeigu apibrėžime turime, kad tai yra apibendrinamumo klausimai nagrinėjami, galite būti tikri, kad vienas iš klausimų, jeigu ne jums, tai iš tikrųjų auditorijai bus, o kaip galima būtų apibendrinti jūsų darbo rezultatus, kur dar juos būtų galima pritaikyti. Jeigu turime apibrėžime baigiamojo kvalifikacinio darbo, ar tai bakalauro, ar tai magistro, kad tai yra tyriamasis projektas, galite būti tikri, kad bus klausimų apie paties tyrimo tikslo suformulavimą, apie metodo tam tikslui pasiekti parinkimo adekvatumą, apie rezultatų metodišką atitikimą iškeltiems tyrimo uždaviniams ir panašiai. Tai štai žiūrėkite, visą pluoštą klausimų jūs galite jau, na, kaip ir numatyti. Iš dalies numatyti vien žinodami apibrėžimus, kasgi yra tas baigiamasis darbas. Ir tada kas be ko pasirengti atsakyti. Žinoma, visą laiką tai būna ir improvizacijos, ir betarpiško bendravimo, ir gyvos diskusijos auditorija procesas. Negali sakyti, kad štai jau viską iš anksto gali žinoti, bet žinojimas, kad kai kurios pagrindinius dalykus žinote, paprastai padeda sėkmingiau atsakyti. Tai štai dabar dar einant tolyn, kalbant apie patį pristatymą, vėl, sakom, yra keletas bazinių dalykų, keletas paprastų patarimų, kas ten svarbiausia. Ir sakom, kad tai yra jau, susitarėm, kad jau pasirengėm, susiplanavom, turim visą pristatymą skaidrėse ir apgalvoję ir pasirengę, tai tada jau svarbu gera pradžia, toliau labai gerai valdomas balsas, valdomas kūnas, valdomos priemonės, kurias vizualinės naudosite, valdomas laikas ir gera pabaiga. Štai ką tai reiškia, gera pradžia, gera pabaiga ir visi kiti dalykai valdomi. Niekad nesakau, kad reikia išmokti pristatymą mintinai. Na, ne visada tai ir solidžiai atrodo. Taip pasirengti, taip pagalvoti, kokie pagrindiniai akcentai. Bet pačią pradžią, pasisveikinimą ir pirmuosius kelis žodžius patarčiau labai gerai, na, įsidėmėti. Ir taip, kai jau pradėsite kalbėti, tai žinosite, atsistosite ant to pagrindo, tos tvirtos pradžios ir toliau jau jums nereikės patirti kokio nors sumišimo, jeigu ta pradžia nebūtų tokia sklandi, kaip planavot. Taigi gera pradžia, labai gerai parengta pradžia yra, na, didelė sėkmės dalis. O toliau kiti dalykai yra susijęs su bendraisiais viešo kalbėjimo dalykais. Kūno valdymas, balso valdymas. Tiems, kurie yra turėję vienokius ar kitokius viešo kalbėjimo užsiėmimus, jie, aš neabejoju, labai pravers. Tie, kurie nėra turėję, susiburkite į grupės, kvieskite savo darbų vadovus. Kiti universitetai rengia netgi seminarus parengiamuosius baigiamojo darbo gynimams. Bet jeigu ne, patys su draugais, eikite į tą vietą, kur vyksta gynimai. Iš anksto. Vieni kitiems pristatykite, derinkite, ar suvaldote laiką, ar suvaldote erdvę, ar suvaldote savo emocijas ir jeigu baimė kokių būtų, duokite vieni kitiems pozityvų grįžtamą į ryšį ir taip pat iš dalies kritišką, jeigu jums liko kas neaišku. Pasitikrinkite su kolegom, draugais, ar aš aiškiai pasakiau, ką norėjau pasiekti ir ką pasiekiau. Taip, kad išsikėliau darbę tokią problemą ir ją išsprendžiau. Tai toks praktikavimasis prieš pristatymą, jis ko gero vienas iš naudingiausių dalykų, kuriuos visam šitam procese mes galim praeiti. Tai štai, kai sakiau, kad gera pradžia, valdomas kūnas, balsas ir laikas ir pačios priemonės, na ir gera pabaiga. O gera pabaiga tai būtų tokia pabaiga, kai sakote, taip, darbo tikslą aš pasiekiau ir darbe iškeltą problemą išsprendžiau, tuo pademonstruodamas ar pademonstruodama savo ekspertiškumą.